Saldumynai abiejose parduotuvėse kainavo maždaug tiek pat, tačiau vaikai mėgo vieną parduotuvę labiau, o kitos nemėgo visai. Kodėl? Todėl, kad vienoje parduotuvėje vaikas prašydavo man noriu 300 gramų saldainių, o pardavėjas pirmiausiai ant svarstyklių dėdavo daug saldainių, 500 gramų ar truputėlį mažiau, o paskui vis atimdavau saldainius, kol likdavau 300. Ir vaikas stebėjo, kaip saldainiai ant svarstyklių vis mažėja ir mažėja. O kitoje parduotuvėje, mėgstamai pardavėjas ant svarstyklių dėdavo nedaug, 100 gramų, o paskui pridėdavo ir pridėdavo iki 300. Ir vaikams patiko matyti, kai jų saldainiai didėja, o ne mažėja. Ir jie ateidavo ten, kur jų neatimdavo. Kad ir ką darytumėt savo gyvenime, darykite tai, kad jūs pridėtumėte, o ne atimtumėte. Ta pati darykite su savo sveikata. Darykite viską taip, kad pridėti, o ne atimti. Todėl, jeigu kyla klausimų, visą laiką galit parašyti. Esu jūsų tas